Prašau, išsitrauk. Eik tu. Sveiki, turim Opel Vivaro, standartinė problema, neišsitraukia purkštukai. Nes nuo palangės problema jų, kad bėga vanduo ir bėga čia nors yra dangtis, bet vis tiek pilna vandens ir neišsitraukia. Tai jums šiandien parodysiu, kaip ištraukinėju purkštukus su hidraulinė įranga. Būna visko, būna varžtelis neatsisuka, būna pats purkštukas neišsitraukia, būna net nutrūksta purkštukai. Jau turiu atvejį, teko gręžti, padarom, tiesiog toks žaidimas biški, bet ką, remontuoti reikia. Čia Opel Vivaro, 2 litrai dizelis. Kągi, važiuojam. Aš jau praserdęs, čia toks nuobodus darbelis, nefilmavau. Nusiėmiau čia, kad galvai netrukdytų, toks filtras dedasi, nes vietos labai mažai turim. Po to visas salonų ventiliatorius, toks pečius didžiulis. Ir tada interkulerio šlanga 1-2. Ir čia tas dangtelis toks, šiaip jis yra sandarus, su gumelė, bet vis tiek kažkaip praleidžiam. Jis kažkaip taip užsideda, uždaro, užsandarina, kad nepatektų ten vandens, bet vis tiek patenka. Turim pilną vandens ir per laiką įrūdyja purkštukai ir jų neina ištraukti. Taip, užbėgant įvykiams už akių, parodau savo hidraulinę įrangą. Gan paprasta, nieko mandro. Turim tokį skersinį išilginį, turim mažosius skersinukus ir visokių adapterių. Čia pats hidraulinis presiukas. Hidraulinę pompą naudoju nuo savo kitos įrangos, kur kėbulams tampyti. Tai toks komplektukas. Dabar prasardysiu gilin, galbūt be kameros, nes šiandien video ne apie kaip pakeisti purkštuką, o kaip su hidraulinė įranga dirbti. Prasardau, ką čia dabar prasardęs esu. Tai dar dasikapstyti iki pačių purkštukų. Tai nusimti šitą kaip vožtuvų dangtelis, toks mažiukas. Ir toliau atsijungsim laidus, atsijungsim kuro grįžtamųjų liniją, vamzdelius atsijungsim, mėginsim atsukti pačius purkštukus, nes būna tas varžtas nulūžta, neina jo atsukti. Tai pirmiausia, tai padarysim. Pasižiūrėsim, kuris yra pakeistas, galbūt tas toks švariausias atrodo. Ir tada jau žiūrėsim. Spręsim, ką daryti, atsisuka, neatsisuka, traukiasi, nesitraukia, juda, nejuda ir rodysiu visą eigą. Dabar tiesiog dasikapstau iki purkštukų. Nusiėmėm 3 purkštukams, kuro liniją dar. Čia purkštukams vamzdeliai ir toks vaizdelis. Pilnai iki purkštukų priėjimas, nusisukom vamzdelius, užsikaiščiavom, visur švaru, gražu, kad neprikristų nieko šiukšlių, visur užsikamščiam, kur į variklis kylęs. Pirmiausia, ką darom, mėginam atsisukti varžtus, ar pavyks, nes būna neatsisuka, būna nulūžta. Kągi, bandom. Arba nulūš, arba atsisuks. Neaišku. Taip, vienas eis. Kitas. Taip sunkiai. Gal dar pakalti. Nelabai nori eiti. Kaitinti, ar galimės pakaitinti. Pakaitinus gali dar lengviau lūžti. Kaip šitas, ką sakys. Šitas gerai. Nenoriu nusilaužti, po to bus daug reikalų išsigręžti. O, tas sukas atrodo. Eik, tu pekla. Nulūžo. Oh, shit. Taip lengvai sukas. Shit. Ką tas? Nežinau. Bandom sukti. Padaryti reikia. Lūž. Lūžo. Ai, 2 lūžo. Shit, čia.
Teks gręžti. Taigi tokia situacija. 2 nulūžo varžteliai, 1 atsisuko. Tuos reikės gręžti. Dar žiūrėsim, kaip purkštukai trauksis. Ar ne nutrūks purkštukai per pusę, būna ir taip nutrūkst. Ir po to reikia ir purkštukus dar išgręžti. Daug reikalų būna. Nu bent vienas, vat, išsisuko sveikas, pilna šiukšlių žemių. Bandysim traukti su hidraulika. Tai pirmiausia, mums reikia 2 skersinukus taip užsidėti. Ir visokių turim tų perėjimų, visokių dydžių ir panašiai. Tai kažkaip žiūrim, kad lygiai jie būtų. Tas žemiausia, nes po to tas dedasi taip mums. Tai aukštai tas yra. Ten kampas aukščiausias iš visų. Tai palei šitą ir darysim. Šitą dedam trumpiausią, taip. Ir kad jam aukštis maždaug atitiktų, tai vat, tas per žemai. Dedam prailgintoją. Su prailgintoju truputėlį gal per aukštai. Bet mėginam šitą išsiaukštinti minimaliai. Ant galiuko užsisuka toks dar kaip varžtelis. Jis truputį iškelia. Ir va turim plius minus vienodą lygį. Dedam skersinuką. Prisisukam su varžtais, kad jie nepabėgtų. Pradžiai taip. Statom kitus 2. Žiūrim aukštį. Kiek mums reikės iškelti. Vienas ten. Kitas kur čia gali būti. Čia arba čia. Bandom prisikabinti. Žiūrėsim, kaip tas išilginis stovi. Skersinis. Žiūrim, kaip stovi. Gal visai ir nieko. Čia susikabinom su tokiais varžtais. Šitą su didėjais skersiniais, su mažaisiais skersinukais. Jie taip tiesiog įsistato ten iš apačios, kad susirištų į vieną bendrą visumą. Paskui dar susiveršim, kai atsitaikysim ties purkštuku, kad būtų. Tai manau ką, nuo 3 pradėsim. Susirasti reikia mums prisiveržimui čia adapterį. Taip, šitas tinka. Toliau ant purkštuko užsisukam pilnai. Taip, čia pasistatysim pirmiausia, kaip mums turi būti per vidurį. Dar pirmiausia pasižiūrim, kaip guli mums, kaip gulsis presas. Vietos atrodo, kad bent pradžiai pakaks. Įsisukam špilką prie purkštuko pilnai. Suvaržėm į bendrą visumą. Skersinius ir šitą skersinį. Taip, turim kažką panašaus. Tuo atsinešam presą. Pasijungsim hidraulinį šlangą. Naudoju šitą komplektą. Čia yra kėbulams lyginti, tampyti. Šitą pompą. Pasijungiam angalį. Čia apsauginis kamštelis. Susukam. Čia taip pat apsauginis. Ir sujungiam. Įsistato pirmiausia. Ir susiveržia. Kad kuo mažiau oro prieitų. Ten toks kaip šratukas. Na ką ir turim. Ir mėginam pumpuoti, spausti. Pumpuosim štai taip. Tiesiog. Ir paduoda skystį hidraulinį. Ir čia yra nedidelės eigos, kokių 3 cm eigos presiukas, jis kils į viršų. Ir mums temps purkštuką. Čia jeigu matot, kyla po truputį. Įtampa jau didelė. Norėčiau aišku, kad netrūktų purkštukas. Tada daug reikalų išsigręžti. Galėtų sklandžiai išsiimti. Velniava. Nutrūko purkštukas. Ai, nulūžo dar viršus. Blemba. O čia nusikėlė šitą visą.
kai nutrūksta giliai viduje, tai bent išsiardo jis, išsigręžioja ir nedaug lieka gręžti, čia pats viršus nutrūko. Čia tai didelė problema bus. O atvežė tik, ką čia purkštukus su hidraulika ištraukti. Nieko tokio čia. Bam ir ištraukiai. Oh yeah. Dabar bus reikalų. Jeigu dar kiti taip pat, tai darbo sočiai. Kitų net nenoriu mėginti, bijau. O taip tikiausi, kad viskas sklandžiai pasidarys ir važiuos lauk. Na, turim ką turim. Turim tokį nulūžus nuo pat viršaus, tai bus daug reikalų išgręžti. Užsidėjau iš naujo ant kito purkštuko, tas mums nulūžo, ketvirtas yra pakeistas, skambinau, sakė, taip pat buvo ir varžtelis nulūžęs, ir purkštukas buvo nulūžęs, ištraukė. Tas mums nulūžo, bandom šitą antrą purkštuką. Pasidėjau, susivaržiau, viskas paruošta, laikom čiūrus ir presuojam. Galvoju, gal čia paraloną pakiškim, kad mums taip skaudžiai nespriektų. Prašau, išsitrauk. Eik tu. Panašiai biški, toliau lūžo. Oi, kiek gręžimo bus, oi, vargelį. Nu, su kitu, manau, tas pats bus. Purkštukas, gero sprindžio yra. Ir kai lūžta, dažniausiai per vidurį, ten silpniausia būdavo vieta lūždavo. Tai pusė nulūžta, išsitraukia, pusė lieka, tai gręžti tik pusę reikia. Čia reikės visą gręžti. Ir visus 3 greičiausiai. Ir dar 2 varžtelius. Kągi, pasistačiau į paskutinį mūsų vargšą. Jau vilties nebeturiu. Manau, bus ta pati situacija, kad nutrūks. Ta pati situacija. Galim presą atsijungti. Čia toks kaip pinukas yra, kad neprieitų oro. Ten irgi, kad šiukšlių neprieit. Bus daug ir ilgo ir nuobodaus gręžimo. Čia pakliuvau. Truputėlį apsišmirgeliavau. Kad susilygint lygiai. Labai blogai, kad yra čia skylutė ir jinai nėra per vidurį. Truputėlį šono, tai mums nebus centro. Yra dar įvarikė tokia. Ant purkštuko. Nežinau, kaip jinai, ar paskui išsims, neišsims. Tokia vat įvarė. Gręšim pirmiau purkštuką, o aš mėginau klibintą įvarę, šipaliai viską jinai vat į viršų stumės, bet gal jinai rūdys pačiam purkštukė, negalvoja, tai gal jeigu purkštukas išsigręžta, įvarė paskui išsitrauks. Prisirinkau tų grąžtų visokių. Dar šiandien Urte buvau, nusipirkau porą, mėginsim kažką gręžti. Po truputį pagręšiu, įjungsiu kamerą, parodysiu, kas kaip vyksta, nes čia bus tikrai ilgi procesai. Atrodo, plius minus centrą pasigavau. Netiesiai per ten, kur kabeliukas eina, o truputėlį jam iš šono. Nu, apie centimetrą išsigręžiau. O dar reikia 10 cm mažiausiai. Oh my god. Lietai suku, kad neuždegint grąžtą, nesugadint grąžtą. To jūs nebeturėsim su ko gręžti. Lietai ir spaudžiu. Na ir taip su magnetu pasiemu. Nuimu tų drožlių, kad matyti situaciją. Ir taip po truputėlį judam, krūtam. Gręžiau. Pradėjo nebeit, tada su mažu grąžteliu išsigręžiau ten centre skylę. Irgi pradėjo nebeit. Tiesiog pradėjo jau tie visi mechanizmai gręžtis, ten kietas metalas labai sunkiai pradėjo gręžtis. Ir turėjau kažkiek gal porą centimetrų įsigręžęs tą visą bendrą ir galvoju jį nusiimsiu, tai aplinkui su tokiu aplink apvariau ir dabar atšoko tas stakaniukas, išsitraukiam. Pradėjo judėti. Vat, turim tiek mūsų pradžia. Čia purkštuko viršus. Ties čia man pradėjo matytis.
pats pradėjo šviestis, tai taip, turiu maždaug ties čia, ties tą vietą, purkštuką. Dar liko nemažai. Pirmą išsigręšim, pasižiūrėsim kas kaip, po to, manau, bus lengviau. Dasikapstim dar prie vienos detalės. Dabar turim ten tuščią skylę. Vat kas mums sukas aplinkui. Ir klausimas, kodėl jis mums nelindo į viršų. Gal jis nusisuko, čia atrodo kažkas turėjo būti. Galbūt atplyšo, nes graštelis vis pradėjo nebeimti, sukas aplinkui, sukas šitas. Tai va, čia atplyšo turbūt apačioje ir mums davė iškelti. Taip, dabar bus kažkiek lengviau. Turim centrą tuščią. Vidurį. Jo, ir turim per vidurį centrą. Dabar lieka išsilyginti, nes turėjom biškį pabėgę iš šono buvom. Nes pradžioj ten tie laideliai ne per centrą buvo. Prasilyginam skylę, pasigaunam centrą ir važiuojam gilyn. Tiek vietos, tai tiek bus lengviau išgręžti. Dabar tuščią vidurį turim. Truputėlį pasistumėjom į priekį. Turim jau ten giliau prasigręžę. Matome ten jau angaliuką patį, adatėlę tą. Pasimatuojam, kiek mes ten turim gylio. Prasigręžę nuo tos tutelės, kur išėmėm. Kažkas tokio. 3 centimetrai. Tai turim, taip, nes iki čia nupjovęs buvau, čia, taip, čia tas išsitraukia. Ir nuo čia turim 3 centimetrus. Taip, turime tiek pat, kiek čia tas nutrūko. Ir ten jo kita dalelė turbūt matos. Nebedaug lieka iki tos tūtos. Dar aišku, čia turim, reikės kažkaip išsikrapštyti šitą tūtą. Tai manau, mėginam gręžtis iki šito sujungimo ir po to šitą tūtą išsikrapštysim kaip ir čia. Kad pavyko išsigręžti iki susiaurėjimo ir pavyko šitą išsitraukti. Bandysim su tuo tą patį padaryti. Gal pamėginsiu mažų magnetukų pagaudyti. Tokį mažesnį magnetuką truputėlį. Kažką gaudys, negaudys. Kažką ištraukiam. Kaip šaibelę. Plokštelę tokią. Toliau ką mes galim pagaudyti dar. Gal kažkas dar. Sužvejosim. Neištraukiam. Galim gręžtis truputėlį dar gilyn. Vienoje pusėje jau pasiekėm tą tutelės susiaurėjimą. Kito metalo detalėlę. Jinai juda, bet neišsitraukia. Ten priekyje giliai susiaurėjimo. Jau pragręžė, matosi šešėlis toks. Pasiekėm šitą susiaurėjimą. Ir čia yra kažkokia detalė. Tai aš mėginu dabar aplink kažkaip jį pasigauti, kad man visą tą tutelę kažkaip išsikrapštyti lauk. Mėginu šitą padaryti. Pirmiausia, tada matysis jau ten kažkas giliau aiškiau galbūt. Niekaip nepavyksta tos tūtos išsikrapštyti. Tai gręžiu su didesniu grąžtu, kad tik per tą įvarę eitų. Tas šiek krapščiau, lankščiau. Ir niekaip man nepavyksta pasigauti. Tai nedeginam laiko, tiesiog mėginu išsigręžti ją. Pasimatau diametrą, kad čia, nes ta įvorė palieka ten galvoj kol kas. Gręžiam dabar tik purkštuką, gal pavyks tą ištraukti. Nežinau, arba teks ir tą gręžti. Tai vidus 19, pasiėmiau 18 grąžtą, varau kiaurai. Naikinam visą šitą. Nes nepavyksta, tiesiog kaip plonos sienelės, nepavyksta jų atkrapštyti, išsitraukti gražiai, tai išgręžim. Pasigręžiam iki to susiaurėjimo. Liko vienam krašte ten plona sienelė, tos įvarikės išsikalsiu lauk. Mėginu tą likutį išsikalti, nes krašte plonytės sienelė tokia. Labai nedidelė dalis liko. Šitas etapas bus baigtas. Toliau žiūrėsim, kas čia bus. Pavyko atsikalinėti su tokiu kaltuku miniatiūriniu.
Tai nuo senelės atkalinėjau ir tokio kaip plona blekutė likusi tiesiog. Ir dabar su magnetu šią jau pagavau. Vat ir tokia. Idealiai vis tiek neina išsicentruoti, vat išsigrėžė ir liko toks plonytis kraštelis. Taip išgrėžiam, nieko nebeliko, turėjo būti aukšta. Čia vat pačiam gale susiaurėjimas ir ėjo atsikalinėti. Šita dalis, čia buvo iki čia. Tai va taip, tiek turim. Pusę turim. Dar pusę lieka. Pusę pirmo purkštuko. Oh my gosh. Turim dar giliai pusę purkštuko. Palei viskas šitą įvorę jau yra purkštukas nebeliečia jos. Jinai dabar įrūdijus galvoj. Ir nežinau, ar ją pavyks išgręžti ar ne. Galvoju, gal ją negręžti, o su reiberiuku vieną kraštą išsireiberiuoti. Ir jinai tada gal išsikaltų, atsipalaiduotų. Kas būtų greičiau, reikia žiūrėti. Šiaip storo metalo, bet purkštukas irgi pilna viduris. Šiaip storas metalas. Gal lengvai eitų išgręžti. Arba vat vieną kraštą išsireiberiuoti iš vidaus vieną kraštą ir tada ją išsikalinėti. Pabandau dabar pajudinti ją, judesnė judės, pakalinėti, bet greičiausiai įrūdijusi bus į galvą šitą įvorikę. Pabandau pažiūrėti. Ta įvorikė nejuda, mėginau visai kalinėti ją, su atvirkiukais kelti viršų neįkrust, bet mėginau ten kažką tą pasigaudyti, kur turėjom ir jis, man atrodo, jis pareidinėja. Tas, kur kai grėžę matėm kažką giliai, jis pajudinau ir man atrodo, jis kelias. Tada gal tiesiog neužčiupė magnetas. Mes turim, jau kažkokią purkštuko dalį. Buvo prieš tai šaibelė ir prieš tai buvo šitas. Tai jis nenutrūkęs čia. Tiesiog man irgi jis nenorėjo eiti. Susideda kažkaip taip. Išsitraukiam čia, galim gręžti toliau. Kas po jo, mėginam išsitraukti, pažiūrėti, gal po jo dar kažkas išsitraukia. Žinau, kad paskutinis šitas angaliukas išsitrauks per ten. Čia tokia, jam bus išplatėjimas ir jis per ten turėtų išsitraukti. Nes aš buvau pasidaręs kaip užsikišimą, kad kai gręžiu pilnai iki galo jau, kad man ir netrukdytų ir neprikristų į vidų šiukšlių. Čia mūsų tokie visi spec instrumentėliai paburti, padaryti. O, va, purkštuko angaliukas. Paprastas angaliukas, tik čia esu numažinęs, kad jis neįkristų kiaurai, tiesiog įsistato ir man netrukdo gręžti. Va toks variantas. Galbūt ten tiks, nes aš ten tiesiog buvau pasidaręs iš to pačio purkštuko, bet mano angaliukai diametrai visi vienodi. Pasižiūrėsim, šitą panaudosim. Čia mūsų yra išsisukti šitam. Taip, nes jis neėjo, nes jis tiek suodžių gauna į kimbą. Ir kai yra čia toks didelis išplatėjimas, jis susijungia su tokia šaškelė. Ta šaškelė atėjo ištraukti. Ir du pinukai. Ir aš tada pasukiojant išsitraukiu tą. Tai prisivirnęs buvau prie varžto, kad eitų įsikiš gilin, pasukiuoti ir sukiojant, išlaisvint bent jau, kad su magnetu eitų išsitraukti šitą. Tai tokias stulpsiukai buvau ir pamiršęs. Tada turim gal kažką purkštukams pasidarę. Daromės kartais visus tokius dalykus, kai neina prieiti, kad neardyt daug kažko, tiesiog pasidarom atsilaisvint varžtelio, po to su piršteliais prie neatsisuki. Mes gręžiam toliau. Dar kelis centimetrus galim varyti. Po to tiesiog dar pasižiūrėti, nes dabar jau nebe kolba, dabar reikia itin saugot galvą, bet susiaurėjimo neturim kol kas. Dasigręšim iki čia, po to galim gręžti iki čia ir čia jau turėsim susiaurėjimą, čia reikės mažesnių kraštelių gręžti. O pačiam galui, kad
plokštus dalykas būtų, plokštus galas būtų, esu pasidaręs taip pat. Nusišmirgeliavęs plokštų pasidaręs, kad dasigręžti iki šaibelės. Gal ir su paprastu galėčiau dasigrėžinėti. Kažkiek šaibelės paimtų ir kažkiek, kad daeitų, bet pasidariau tokį lygų gražų. Dasigrėžiojam taip. Čia viskas bus eigoje. Gerai, gręžiam gilin. Situacija tokia. Dasikapščiau iki žiedelio. Prasigrėžiau čia, aš vat turiu pasimatavęs su slankmačiu, kiek aš ten gilėje turiu. Tai įvarykė taip ir nuo įvarykės man tiek. Tai aš esu iki čia dasigrėžęs. Šitą galvojau nejudinsiu, nes mačiau, kaip pragrėžiau, variau toliau. Bet dabar turim tiesiog strigimą kažkokį. Tai išsiimsiu šitą įvarykę, nes mes čia nusiėmė jau. Vo čia. Šita. Čia šita. Išsiimsiu šitą įvarykę. Ir čia yra žiedelis. Pirmiau dabar rakinėjo žiedelį, pavyko. Štai tas žiedelis, kuris laiko šitą įvarykę. Tai šitą žiedelį jau šonais pasukau, belieka ištrauk lauk. Imam lenktą kokį kraptuką. Bandom kažką iš tokių krapštukų. Tokį gal lenktą. Jau šonas yra, reikia dabar į viršų iškelti. Pasigauti. O, mat. Štai žiedelis. Ir turim ten. Ta nugręžta purkštuko dalis šonais. Aš ją išsitraukiu ir jums parodau. Jinai jau juda. Reikia tik truputėlį kažkaip ją palenkti, ištraukti. Taip atsikrapštė. Ir Trukdo mums šitą įvarykę, kuri yra palikusi, bet ji padeda grąžtelį išcentruoti geriau. O. Tai aš ją kol kas dar palieku, nežinau, ką su ją daryti dar. Čia yra mūsų šita dalis. Ir dar kažkiek esam prasigręžę gilin. Jinai atsipjauna pati, nes susiaurėjimas. Tai va dabar gręžiam iki šito susiaurėjimo. Ir taip pat jinai atsiskirs, išsitrauksim. Po to žiūrėsim su mažesniu jau grąžteliu, gręšim čia. Judam po truputėlį pirmin. Taip, turim strigimą. Varant į neviltį. ten dugne pasiekiam Vario spalvos kažkokią detalytę, kurios neima joks grąžtas. Netgi naują vurtinį pamėginau lėtai sukti. Ir jis vat gauna per kampelius. Ir ties tą vietą, kur ta detalytė, nes jinai nelygia, o tokia turi viduje įdubimo ir brauneles krašteliuose. Tai su kitu grąžtu tas pats, visus, kuriuos mėginau, lygiai tas pats krašteliai gauna. Per tą pačią vietą ir ties tą vietą. Ir neima niekas. Mes turim dar kraštuose metalo paprasto, o ten centre jinai ta detalytė. Tai aš mėginu grąžtą vieną galastis kuo plokščiau. Aš matau vienintelį išeitį, kad nuimti kraštuose tą purkštuko metalą, visą tą juodmetalį, kad ta detalytė paliktų, vos ne lygiai. Tarkim, manau, daisim vos ne iki tokio varianto, iki lygaus grąžto, kad svarbu nusiimti, kam tą mes detalę kitokio metalo, kieto metalo galėtumėm iškelti viršų. Tai mėginam kažkaip nuiminėti kraštus, nes grąžtas eina į kūgį visada. Centras pasiekia tą kietą metalą ir sustoja, o kraštuose dar yra mėsos juodmetalio. Tai kągi, mėginam važiuoti su plokštesniu, tą patį vieną driliuosiu, po biškį, gal kažkaip pavyks. Pranešiu eigoje. Taip, pajudėjo ledai. Įsižiūrėjau, kad ten, kur šlifavau, kitas metalas toks buvo. Tai taip, aš esu dabar čia iš kito padarys. Tai va tas kvadratukas ir buvo. Po šito kvadratuko turi eiti jau pats angaliukas. Angaliukas iki čia ir po to tas kvadratukas toks turi čia. Ir aš jį pradėjau šmirgeliuoti iš kitos pusės. Nieks nevyko, jokie grąžtai neėmė, nieko nein padaryti. Aš dar vis mėginau pasigalandyti, ten 3 kartus apsisuka, vėl grąžtas nebėra ir pasižiūriu grinai, kaip ten metalas kietesnis už grąžtą tiesiog.
Ir įsižiūrėjau, kad aplinkui matos lyg ir visur blizga metalas, kaip išlifuotos storesnė skylė. Ir matosi aplink kaip juostelė tokia, lyg 2 detalės atskiros būtų. Tai visaip klibinau ir pagaliau išklibinau, o jau buvo neviltis apėmusi. Tai vat su magnetuku pagavau. Jau buvau iškėlęs, galvoju, įsijungsiu kamerą, jums parodysiu. Tai vat, šis daiktas. Čia yra toks pat, nuo kito, ne toks pat, panašus nuo kito purkštuko, bet visa esmė ta pati. Ir vat aš jį kažkiek pagrėžiau ir jis man kietesnis metalas sustojo, o išoriai dar keli milimetrai aplinkui yra dar purkštuko, išorinis kevalas toks. Ir grinai matėsi družnys toks kaip atskiros detalės. Tai vat mėginau kišti kažką į tą skylutę, judinti, po to pakalinėjau smarkiai, su magnetu gaudžiau ir pavyko iškelti. Tai va, turim sekančią detalę. Kas po jo einam žiūrėti. Truputėlį ir nuotaika pagerėjo, nes jau buvo ūč. Dabar pajudės ledai pirmin. Taip, ką mes ten turim. Kažkas girdis, juda. O, dar kažkas, kaip šaiba, spiroklytė. Tai vat, dar tas kažkada turi pasirodyti ten. Aš tą įrankį dariaus, kad išjudint šitą angaliuką. Irgi va tokie 2 pinukai ten įsistato ir kad pasukiuoti. Palei viską, dabar jau išsiardo purkštukas, visas detalės turim jau turėtų eiti išsiimti ir lieka apatinis kevalas, išgręžti iki šaibelės. Adatėlė. Tai dar vat spiroklytė, dar toks, adatėlė su spiroklė. Ir ta adatėlė, man atrodo, darinėja jau šitam. Atidarinėja kūrą į tas skylutės jau išpurškimo. Kraštuose kažką matau. Tokie pinukai yra, bet greičiausiai mano jau tas netiks, reikės taip pat iš šito gamintis, kad pajudinti. Nes greičiausiai vis tiek neįs magnetu, reikės pasukiuoti bent jau, kad išsijudintų. Nebeina daugiau nieko pagauti. Ar tie yra platesni? Taip, jie yra platesni. Tai reikės iš šito gamintis, taip pat prisivirinti prie kažko ir kišti ant varžtelio tos pinukus, kad mums ten eitų pasukiuoti jį, išjudinti patį šitą angaliuką, išjudinti, išsikelti. Tada galėsim arba iš to vėl gamintis, galbūt tas tiks. Aš jį įsidedu, jis įsileidžia sulig šaibelę, kad neprikristų šiukšlių ir toliau gręžiamės. Tai turbūt gaminamės iš šito, nes palei pat kraštus yra. Tai va čia ir yra palei pat kraštus, o čia yra labiau į vidurį. Todėl jau čia netiks, galim pamėginti. Ar šis prigaus? Šit. Ne, prigauti, reikia ilgesnio varžto netgi. Tai žodžiu, gaminos tą tulsiuką, mėginu sukiuoti, kai pradėsiu eiti, per ištraukiant jungiu kamerą, jums parodysiu. Taip, nes magnetas nėra taip pajėgus, kad išsuodžiu. Nebent galėčiau mėginti sukti su starteriu, bet aš tada ten mėginau irgi sukti su starteriu, nespjovė lauk, nėra tiek jėgos. Ar mėginti sukti su starteriu? Ne, manau, gal tiesiog prisivirinu varžtą ilgą ant to, išsijudinsim taip paprastai saugiai. Štai pasigaminau tokį, prisivirinau ant ilgo varžto ir mėginsim dabar kišti vidų, pasigauti, išsijudinti tą pačią adatėlę. Purkštuko angaliuką. Pirmiausia, reikia pagauti, kad įkristų tie pinukai. O, įkrito. Ir dabar esmė pasijudinti švelniai. Mėginti išjudinti ir mėginti kelti viršų. Išspaudo šitas. Vėl pasigaunam. Judinti ir kelti viršų. Sukam ir mėginam kelti viršų. Palaiti ir su magnetu. Va, tie pinukai įsistatė. Ir nėra jie lygiai. Ir sukau, išjudinau, ten suodžiai vis tiek įkibę buvo. Mėginam, gal pavyks ištraukti.
Taip, turim paskutinę purkštuko sudedamąją dalį. Va čia matot krašteliuose taip įdomiai. Dėl to labai plati šakutė. Štai kai stačiau, nes va čia suodžiai įrūdyja suodžiai, vis tiek neėjo su magnetuku išpešti. Gal ant kompresijos, bet man atrodo prie tam buvo mėginęs, kad net kompresija neišspjauna. Tai va taip, pinukai įsistato, aš jį išjudinau ir lengvai išsitraukia. Tai va turim paskutinę sudedamąją dalį. Mes esam kažkur čia sustoję, manau, nes dar nepasiekiau susiaurėjimą. Tai dabar gręžiu toliau, pasiekiu susiaurėjimą, imu mažesnį graštelį ir varau iki pabaigos. Kai čia vat pradedu gręžti, matos, nes čia ir išpjovimai. Tai vat kai čia pasiekiu, jau matos, kad kaip žvaigždutė tokia gaunas, jau žinai, kad nebedaug beliko. Po to šaibelį išsiimsim su Spec Tools, arba paprastai gal jinai atšoks. Tai kągi, kaip ir šviesa tunelio gale jau matosi, nes vakar žiauriai strigom su šituo, o dabar viskas aišku, kai jau žinom šio purkštuko tikslę sandarą, kas kaip po ko, tai jau bus kiti lengviau. Kokį turim ežį užauginę. Taip, kad neprisivaryti drožlių į vidų, aš buvau pasigaminęs tokį, nusipjovęs šitą angaliuką iki tokio, kad neprikristų šiukšlių. Bet galvoju, ar jis man tiks ar ne, turėtų būti visi tokie pat realiai. Tas galiukas tik praeina ten, o čia yra išplatėjimas paliktas. Ir neįkris, nes tik tas dydis praeina į vidų, tik šitas dydis. Čia yra storiau ir jis sustos ir mums netrukdys gręžti, nes šitą jeigu palieku, iki kažkurio momento to nebeduos gręžti. Tai iškart įsidedam šitą, taip, ir gręžiam, užsikešam, kaip sakant, skylę, kad neprikristų drožlių. Tai ką, aš gręžiuos gilyn, galbūt kai pasieksim jau tą žvaigždutę ar susiaurėjimą, duosiu informacijos atnaujinimą, palinkėkit sėkmės. Kaip manot, kas gali dar nutikti? Sugedo suktukas, tiesiog sustojo. Pakeičiau batarkę, nieko, buvau praardęs varžtelius, atidaręs, tai iš batarkės pasiduoda voltažas, iš mygtuko nebepereina. Ir atidaręs ant mygtuko buvau, ten nieko aš neparemontuosiu, nepalituosiu, kartais būna, ten atsilitoja kažkas, dar kažką. Gerai, kad radau numestą tokį, statybos naudodavom seną suktuką, sveikia. Nes turiu kitą suktuką, bet čia iki 13 paima, apžioja grąžtą, o kitą turiu mažesnis, ten 12-10 ir man netilps grąžtai. Tai gerai, kad tokį radau. Jau galvau kažkur lėkt taigi parduotuvės suktuką kitą pirkti, bet manau išsisuksim, tas gal atlaikys. Tai va taip, ir toliau prasigręžiojau ir pagaunu jau prieš paskutinę, kaip sakant, į varikę. Jau atsikrapščiau aš ją su tokiu kaltuku nuo krašto atkaliau. Ir su lenktų kabliuku ją pasigavau. Vat. Turim šitą dalis. Dabar yra susiaurėjimas ir gręšim su mažesniu grąžtu. Čia yra išorė 19, gręžiau su 18, sunkiai pradėjo imti kažkaip, pasėmiau 17, gręžiau ir mačiau, kad jau tas baigės, prasidėjo toks sustorėjimas viduj, tai sustojau ir po to pratęsiau su 18. Ir matosi, kad užsitęsia, daėjom iki čia, tai šita kaip ir atpjauta lieka, o tai patogiai, kad yra dalimis, kaip atpjauta lieka, ją reikia atsikrapštyti ir išsitraukti. 17, gręžiam su 16 grąžtų, iki kol mums pasimatys čia žvaigždutė, tada galėsim gal toliau, iki kol pamatysim varinę. Tada jau kai pamatysim varinę, galėsim gal kažkiek ir daugiau, bet kad nepadaryt kūnuso kaip grąžtas turi, šitą grąžtas turi nelygus, o kūnusas, tai jau tada reikės pasimti šitą grąžtą, ar kažkokį gal kitą pasidarysim, tokį be kūnuso su padaręs lygiai nušmirgeliavęs, kad da gręžti iki pat galo lygiai. Aišku, galim turėti paklaidą, nes šaibelė stora, tai šaibelė kompensuos, paskui išsimam šaibelę. Visas lizdas nepažeistas lieka. Tai taip.
Dabar gręžiam su mažesniu grąžtu. Kągi, dasigręžiau iki šaibelės su mažesniu grąžteliu, su 16. Matau, drožlės matosi su vario gabaliukais. Daugiau nebegręšiu. Dabar yra į varikę likusi. Šita siauroji dalis nuo čia iki čia. Šitą reikia išsikrapštyti. Ir po to pats galiukas bus likęs, tokia gausis kaip žvaigždutė, nes šešiakampis čia. Ir šitą, manau, išsitrauksim su šaibelė. Dėsim spec tulsą, jeigu pavyks, kartu išsitrauksim. Bet pirmiausia, mums reikia šitą dar pasišalinti. Truputėlį update'as, taigi. Taip, dasigręžiam iki šaibelės, reikės išsitraukti į varikę. Galvoju, jau gręžimo tokio, kad kolbų gręžimo nebebus. Tai išsiimsiu, galvoju, šitą įvarę. Ją aš buvau palikęs, kad patogiau centruot grąžtą. Galvojau, bus nesunku išimti, bet pasirodo realybė visai kitokia. Taigi, ko aš tik nedariau. Pradžiai galvoju, ją išjudinsiu atsuktuvais, nepavyko. Galvoju, įsipjausiu ir tada ją atpalaiduosiu ir išimsiu. Su šito krokodilu kaip ir galiu prieiti, bet negaliu pilnai gremžti, nes paskui yra po juo susiaurėjimas galvos, aliuminis. Tai aš jeigu lygiai jeigu lygiai pjaunu, pradedu pjauti čia. Tai kažkiek įsipjovė, bet nedaug. Toliau negalėjau, nes pradėjo imti galvos kraštą. To negalim daryti. Kažkiek galėtumėm, bet to nesinori, bus netvarkingai. Su šito dremeliuku. Kaip ir pavyksta, viskas tvarkoj būtų, bet lieka mums galbūt apie centimetrą. Ir aš pragremžiau, lieka apie centimetrą ir nejuda. 3 pjūvius padariau. Visaip lankščiau nepavyksta, nes vis tiek dar pačia laiko. Ir neina niekaip iškalti, išjudinti, gal ir juda ir nepavyksta. Susiradau lobzikiuką mažą, nes tokį didelį neįkišti, užlenkęs dar buvau ir panašiai, kad eitų kažkiek. Tokį lobzikiuką pasiėmiau, bet su jo ta pati istorija, kad lygiai gręžiant, kaip ir prapjaučiau į varikę, bet nori gremžti galvos kraštą, jau lizdelėje. To nesinori daryti, tai sustojau, nedarau. Taigi, jau įpjovas 3 buvau su reiberiuku pasidaręs ir jau juda į varikę, bet niekaip neina ištraukti, su repliam, su visko. Tai paėmiau, prisivirinau tokį, brūkštukam išsitraukinėt ir jis išėjo. Su reiberiuku kiek dainu ir viskas, toliau neprigaunu. Pamėginsiu kitiems paieškoti ilgesnių, gal yra reiberiukų, mums centimetro trūksta, kad pilnai pjaučiau ir tada lengvai ištraukti. Arba gal net to nereikia, o tą patį padaryti. 3 kraštus įsipjovus, vėlgi susilenkti viršų, kad galėčiau prisivirinti, pukšt ir išsitraukti. Mėginau paskutinius likučius išsitraukti ir bus vienas purkštukas done. Taip, su tokiu. Ten dar plona ta įvarikė likusi, su tokiu krapštuku. Atkelinėjau kraštelius ir jinai jau juda. Tai turėtų su magnetu galbūt išsitraukti. Turi. Krašto ir liko tokia veržlelė, tokia šešikampė. Gal ir geriau dagręžti, nes storą šaibelę, Renault varikliam storą šaibelę jinai. Kitiems būna plona ir negali daug gręžti, kad galvos nepradėt gręžti, tai teko tada darytis tokį buką grąžtą, kad dasigręžti bukai lygiai, be kūnuso, kad kuo daugiau sumažinti šitą, kad išsitrauktų. Tai turim paskutinę puzlės detalę, viskas išgręžta ir lieka tik varinė šaibelė. Aš savo įrankį sugadinau šaibelėms ištraukti, nes buvo likusi ta įvarikė tik. Ir aš mėginau kabinti už šaibelės ir tempti su jo išjudinti. Ir padariau klaidelę, man nulūžo sparneliai. Buvo 4 sparneliai, kurie išsiplečia, taip įsikiša ir išsiplečia sukant kitam gale, išsiplečia ir įsikanda į varinę šaibelę ir tada tu gali pukšti išpešti varinę šaibelę. Šiandien vietoj iškart kažkur nusipirkti neradau. Tai mėginsim šaibelę išjudinti senuoju būdu, su atvarkiuku ten per ją pakalinėti, kai jinai atšoktų ir su kažkokiu krapštuku išsikrapštyti lauką. Žalias popierius. Varinė šaibelė mums liko ir turim
žalią popierių. Tokį savo čia naudojau. Tai po to jį su velute paimsiu, išsikrapštysiu ir tiek. Nes turim galvoj, gan toli, per visą šitą, kiek čia 1,5 centimetro galbūt, tai pradžiai yra popierius. Po to išsikrapštysiu, jeigu neįs iškrapštyti, tai prasuksiu variklį, kompresiją švelniai išpjaus lauk. Tai tiek, krapštom šaibelę. Tai vat, kaip vieną purkštuką ištraukt parodžiau, tęsiu darbus susikaupęs ramiai ties kitais. Ir kągi, taip aš traukiu nulūžus purkštukus, sunkiuoju būdu, gręžiam, žiūrim, ardom, traukiam. Na ką, pagaliau išgręžiam į varą purkštukus. 3 mums reikėjo išgręžti. Tai taip atrodo 3 purkštukai. Tos kolbas reikėjo prasišmirgeliuoti, išsitraukti. Prisivirinau ant smūginio plaktuko tokią tukšt išsitraukti lauk. Jas įsireiberiavau taip, kad jos suskistėtų, nes kitaip niekaip ne, kad susilpnėtų tas įkibimas jų. Ir purkštukai. Gręžiamės iki kol kažką pasiekėm kietmetalį, mėginam ištraukti tą kietmetalį, gręžiamės toliau, kol viską išimam. Po to tas įkibęs ant suodžių, tai jo detalę pasiemam tokį kaip šakutę prisivirinam, įsistatom, išsijudinam truputėlį, kad įeitų, paskui su magnetu pasigauti. Vargo buvo labai daug, nes buvo pilnai nutrūkę purkštukai pačiam viršui. Tai tikrai teko pavargti. Viskas surinkta beveik, užsikuria, dirba. Tai čia toms variklio skrelėje gyvenau kelias dienas. Taip atrodo traukimas purkštukų užrūdijusių su hidraulika ir taip atrodo gręžimas nulūžusių purkštukų. Ačiū, kad žiūrit, iki sekančių projektų.